Treneri, turbūt netokio rezultato tikėjotės, turėjote nemažą laiko dalį žaidėte ir turėjote vienų žaidėjų daugiau. Na ir galima sakyti, kad pasitvirtino jūsų žodžiai, vieni žodžių, kad čia lengva nebus. Tai faktas, žinojome, kur važiuojame, faktas ir tas, kad einama visada tik laimėti. Taip, gal iš kitos pusės atrodo, kad tai 10, bet tikrai varžovai žaidė, bet tikrai labai drausmingai gynėsi ir matėme, koks atsidavimas buvo vien išmušus kamuolį, tai važiavome laimėti, nepavyko už savaitės. Mergyvenk mūšis 90 minučių, kur turėsime įrodyti savo pranašumą, kurio neįrodėme šiandien. Komanda kovojo, buvo daug atakų, buvo ir progų, bet įveikti varžovų vartininką pavyko tik vieną kartą. Buvo momentų, kuomet atrodo truputį šaltakraujiškumo trūko, bet manau, kad su tuo susidurėt, su ta progų realizacijos problema susidurėt visą sezoną šiandien. Taip, daugiau mažiau visą sezoną progų realizacija, bet tikrai negalime nepaminėti Dominyko Valecko, kokį jis įspūdingą darbą padarė ant vartų linijos ir tikrai 5-6 tikrai gan mirtinus kamuolius ištraukė ir kaip sakyt, atvedė B1 šiandien į pergalę, bet kaip sakyt, viskas spręsis šeštadienį, eisime tik kovoti, eisime tik laimėti, nes viskas, ta prasme, po šiandien rezultatų kito kelio nėra. Čia naivu tikėtis, kad varžovas bus kažkiek mažiau motyvuotas ar dar kažkaip labai jau, kaip sakyt, patikėjęs pergalę bus. Faktas, mes matysime tokį pat B1, o mums tik tai reikės būti geresnės, nei buvom šiandien ir laimėti.